Ir skambinsim merginai, kurios vardas yra Sandra. Jai 20 metų, yra iš Kėdainių, mokosi Šiauliuose anglų filologiją ir kitą užsienio kalbą. Kiekvieną savaitę, ketvirtadienį į traukinį važiuoja namo į Kėdainius. Praeitą savaitę jį pasiliko Šiauliuose. Galėtum apsimesti, kad slapta sekėja, įsimylėjai ir paranojiškas vaikinas iš tikrųjų esi. Įmantrios savo balso keitimo aparatūros gali nenaudoti, Tadas rašo. Ji nesiklauso ZipFM ir jos dar Facebookas. Gerai, pabandom. Pabandom paskambinti jai. Sandra. Sandrutė. Cak, cak, cak. Įmantrios balso keitimo aparatūros aš nenaudosiu, Tadai. Gali būti ramus. Labas. Labas. Sandra. Taip. Smagu girdėti tavo balsą. O kas čia skambina? Skambina tau Marius. Tavo palydovas. Slaptas palydovas. Koksai? Nežinau, kaip tau apibūdinti ir kaip tau tavo prisistatyti. Tiesiog esu vaikinas, kuris, ko gero, dažniausiai mato tave traukinį, kai tu keliauji į namus. Sandra. Tai va, ir galvoju, gal kažkaip reikėtų, ta kelionė būtų jau kitokia biški, nes visada tik tai nužiūriu ir niekaip neužkalbinu. Sakau, gal reikėtų pakalbinti tave. Nežinau. Ką tu dabar darai? Ruošiuosi. Kur? Lipti. Ruošiesi lipti? Taip. Tai tu dabar važiuoji irgi su traukiniu, ar ne? Taip. Nenorėtum pereiti 2 kajutes ir kai ką pamatytum? Ar man Tai kad aš jau lipsiu. Greitai. Nu, aš irgi lipsiu. Nes aš žinau, kur tu lipi ir kur tu eini realiai. O iš kur? Na, man nelabai sunku iš paskos paeit keletą žingsnių. Iš tikrųjų, aš panašiai ir gyvenu, žinai. Ko tu taip dairaisi? Ką? Sandra. Tai tu čia kažkur? Aš čia kažkur. Pažaidžiam dabar slėpynių. Atspėk, kas aš. Aš labai, žinai, tokio geroj pozicijai, kai žmogus taip lengvai dabar dairydamasis negali pasakyti, kur aš esu. Esu tokioje pozicijoje, kur aš tave matau ir man taip šypsena kelitų, kai tu dairaisi ir tokia nežinoja, kas čia mane stebia, kur čia aš dabar, kaip čia, kas. Bet iš tikrųjų aš tave matau. Tu tokia šiek tiek sunerimus ir... Nu, tai kokia turėčiau būti? Nežinau. Tu nebijok, aš nesu kažkoks. Kažkoks, žinai. Klausyk, galim pažaisti žaidimą. Kai sustos traukinys, suskaičiuok iki 15 ir tada išeik. Aš jau būsiu spėjęs išeiti ir stovėsiu tiesiai prieš laiptus ir mes pasimatysim. Sandra. Tai gal aš lipsiu? Tai gerai, bet sakau, paskaičiuok iki 15. Ar tu dabar jau? Dabar jau. Nu, gerai. O žinai, kaip aš apsirengęs? Ne. Bet tu matei Man mane. žinot. Tu matei mane, ašgi mačiau. Nu, iš kur tu mano numerį gavai? Žinai, eilinį kartą aš su tavim keliauju ir tavo numerį gauti tai yra netaip sudėtinga. Palauk, kur tu skubi. Sandra, sustok, gerai?
Sustok, sakau, sustok, dabar sustok normaliai. Mhm. Pasisuk į dešinę. Nu. Nematai dar? Ne. Žinai ką? Padarysim taip. Aš iki tavęs esu, ko gero, 15 metrų. Ta prasme, nėra taip daug. Aš norėčiau, kad tu užsimerktum, aš pribėgsiu prie tavęs, tu atsimerksi ir aš jau būsiu čia šalia tavęs. Mano mama jau atvažiavo. Tai gerai, tai mama nepabėgs. Gal. Sandra, žiūrėk. 3, 2, 1. Na, jau matai mane? Ne. Žiūrėk, dabar va. Zip FM. Štai ir aš. Haha, vat visas fainas ir gražus. Nu, tai kaip aš tau? Tai kad aš tavęs nemačiau. Kaip tai nematėjai? Va, štai. Palauk. Zip FM. Va, štai ir aš. Kur? Nu va, štai ir aš čia. Zip. Sandra. Nu, matai? Ne. Tu ir neturi manęs matyti, Sandra. Aš groju džinglą, tai reiškia, kad tau skambina radio stotis Zip FM radistai iš Zip FM. Aš tave išdurinėju lengvai ir tiek. Aišku. Tave užregistravo Tadas, tavo draugas. Jau supratau. Ir sakė, kad tu Zip FM visiškai neklausai. Bet dabar atsisėdai mamytės mašiną, nusistatyk bangą, aš nežinau, man atrodo 104, kiek ten Kėdainiuose yra, ar kiek. Ir paklausyk, ir aš tau uždėsiu tau dainą ir galbūt nuo šios dienos tu pradėsi klausyti dažniau radio stotį Zip FM. Koksai dažnis? Žinau, kad nežinau dabar Kėdainiuose. Paklausiu, palauk, Hebros. Hebra, Zip lentoje, pasakykit Kėdainiuose, koks dažnis yra. Turėtų greit surasti. O ką tu veiki, grįžai jau pas tėvus? Taip. Ką veiksi savaitgalį? Mokysius. Tu esi mokslo žmogus. Panašiai. Kokiom kalbom tu kalbi? Ispanų, anglų. Me gusta mamacita con grande culo. Me gusta. Me gusta, sí. Daugiau nebeatsimenu. Me gusta mamacita con grande... Me sienta de la chingada, cabrón. Nu šito tai nesupratau. Me sienta de la chingada, cabrón. Jaučiuosi šudinai, draugė. Gerai, reiks įsiminti. Įsimink. Rašo Kaune 104,1. Ačiū G-Poweriui, tai pamėgink, gal šalia Kėdainių turėtų traukti. Gerai. Linkėjimai tau, iki. Dėkui. Iki.